piano já não quer mais tocar e as teclas pretas não saem do lugar quando corno inglês. Sveiki, žinau, kad labai senai filmavau video, kur tiesiog filmuoju savo dieną. Tai grįžtu su tokiu video, su tiesiog vlogu paprastu, kur tiesiog parodau, ką veikiu per savo dienas. Mes pasikalbam, pabendraujam, žodžiu, cozy vibes is back. Nefilmuosiu vienos dienos, nes tiesiog neparodyčiau nieko, dėl to nufilmuosiu porą dienų bent jau, tai tikrai, kad parodyčiau tiesiog, ką aš veikiu ir kaip atrodo mano rutina dienos tiesiog. Kaip matot, jau susirašiau aš į darbą, taip, aš dirbu Akropoly Vilniuj. Čia, manau, gal kažkam bus šiek tiek šokas, bet esu akademinėse atostogose. Šiuo metu šitą rudenį aš nestudijuoju. Apie studijas šiaip net nelabai noriu plėstis čia, tiesiog padariau tokį sprendimą savo ir viskas. Tiesiog šiek tiek noriu padirbti, pabūti, tiesiog apsispręsti, ko tikrai noriu, ko tikrai siekiu, tai tiesiog tiek žinokite apie mane. Tai jo, wow, vasara buvo tiesiog nuostabi ir, kaip žinot, aš vasarą labai visada mažai filmuoju, tai nebuvo išimta šitą vasarą, aš irgi nefilmavau daug. Žiauriai myliu aš vasarą, tai man šiek tiek liūdna, kad jau pasibaigė vasara ir kad jau rudenėlis. Bet kažkaip stengiuosi aš, kaip sakant, įsimylėti rudenį ir pereiti į tą laikotarpį, kad jau ruduo. Žodžiu, man šiandien darbas prasideda nuo 1, dirbsiu iki 9 vakaro, tai vėlokai grįšiu, bet bent jau galiu ryte taip neskubėdama susiruošti ir su Jumbo pabendrauti ir panašiai, tai yra pliusų, yra minusų. Šiandien šiaip planuose yra padirbti ir vakare, jeigu nebūsiu pavargus, o tikiuosi, kad nebūsiu labai, nors aišku būsiu, bet vis tiek labai noriu išsivirti harčio sriubytę. Nežinau, ar žinot, bet tiesiog tokia aštri, tokia kaip buljono, tokia, nežinau, pamatysit, gal parodysiu. Žiauriai faina tokia sriubytė, labai man primena namus ir labai rudenį man primena, tai aš labai noriu ją pasidaryti. Dar nagus reikia prisidaryti, bet ten yra trečiadienis berods. Jo, šiandien trečiadienis ir dar rytoj dirbu. Penktadienį išeiginę, tai nežinau, ar penktadienį pasidarysiu, nes, grįžti vėlai, man atrodo, kada jos darytis. Gal ne pats fainiausias kampas, bet noriu parodyti tiesiog, ką pietums darausi ir ką įsidedu tiesiog į darbą. Naudoju tokias tortilijas. Čia tipo pilno grūdo, tai gal biškai sveikesnės, bet realiai nėra skirtumo. Bet bandau perku tas tokias didesnės. Užtepu bet kokią padažą, dabar naudoju čipotlės. Šiaip, kai turiu, tai humusą užsidedu. Tai tiesiog per vidurį uždedu kažkiek. Naudoju tokias kaip salotas. Tai tiesiog galite naudoti icebergo salotą, galite bet kokį tokį, bet tai irgi uždedu per vidurį. Tiesiog tiek, kiek jūs norite. Tada turiu pusę avokadą. Tai žodžiu, avokadą jau įdėjau. Čia galite ir pomidoriukų prisidėti ir kokių tik nori daržovių, ten morkyčių, ko tik norite. Aš tiesiog dabar turiu tokias daržovės. Tada dedu paprastą kumpiuką, galite naudoti vištienos, kiaulienos, kalakutienos. Kai jau sudedat viską, tai tiesiog reikia viską sulankstyti. Tai aš tiesiog taip užlenkiu. Ir tada susuku štai taip. Gali biškį ir suplyšti, bet nieko tokio. Pasiėmam peilę, aš iškart persipjaunu, kad man darbė būtų tiesiog patogiau valgyti, logiška. Persipjauju, žodžiu, gaunam tokią tortiliją su mėsytė, su daržovytėm. Žodžiu, skanu, faina, greitai pasidarai ir nereikia nei šildyti, nei nieko, gali tiesiog valgyti. Dar susisuku šį popierių. Mano outfitas šiandien toks paprastas, tokios plačios kelnės, maikutė, simple, su tokiom rankovytėm. Tiesiog simple, tipo į darbą einu. Tai esu konsultantė, tai turi atrodyti paprastai, fainai, patogiai. Žodžiu, apsirengiau paltą, apsidėjau batus, nes lėkiau šiek tiek anksčiau į Akropolį, kad užsukčiau dar į Maksimą. Tai jo, šiaip šitas paltas, lietpaltis, ta prasme, žiauriai patinka. Šiaip, kai jis atėjus, šiaip žiauriai didelis. Atrodo nors čia emas, bet, ta prasme, labai toks oversized, bet žiauriai patinka dabar. Pasiėmu savo rankinę ir judu.
Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. We're gone for a year, only know like once. Life move fast, and we do what you want. At this time, doing what I want. But we know what you want. Who you want? My new bitch look like Tyler Perry, but she don't love me, she too scary. My old bitch fun like Jackie Brown. I wanna love her, she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, Decide for what I want. just some me time. But we know what you want. Crib by the beach like all day. Pagaliau grįžau iš darbo. Šiaip tikrai pavargau, nes tiesiog varginanti visą dieną, visai nemažai veikėm darbe, tai pavargau, kojos skauda, bet aš vis tiek noriu harčios sriubytės ir vis tiek parodysiu, kaip ją darausi, tai parodysiu, ką iš Maksimos nusipirkau. Biškį dabar toliau atrodysiu, kad geriau matysiu. Vieną batą nusipirkau, čia prie sriubytės, tada buvo nuolaida milko sausainiam. Ir tada bus kiti produktai sriubytei, tai man atrodo, aš gal tiesiog rodau, ko reikia harčios sriubytei. Nieko nebelaukiu, nes yra 10 po 10 jau vakaro. Aš noriu visai valgyti jau tikrai. Ir noriu miego aš iš tikrųjų, bet aš noriu tos sriubytės. Žodžiu, ko reikia sriubytei? Paprikų, nesvarbu, galit pirktas paprastas paprikas. Aš jau nusipirkau, tiesiog buvo nuolaida, užtektų realiai man jos vienos, dviejų max. Tada vienos, dviejų, kiek jūs mėgstat, saldžios bulvės, batatą kitaip. Aš pasiėmiau 2, nes nenoriu dėti paprastos bulvės, tai dėsiu tiesiog 2 šituos. Labai, nepamirškit šito, labai geras skonis suteikia, kai viską darai, žodžiu. Čia turime imbiero šaknį. Jis toks būna kartais neperpjautas, man tiek daug nereikia, tai aš pasiėmiau pusiuką. Nu, 4 centų, bet žinokit, labai ir sveika, ir skanu, ir tiesiog... Tada turėjau dar 2 markytės, pilnai užteks. Bet kokios mėsos, kokios mėgstat, kiaulieną, vištieną, man iš tikrųjų nesvarbu, nes čia tiesiog sultinukui. Aš tiesiog pasiėmiau tokios vištienos, čia tikrai man tiek neprireiks, nes čia pusę kilogramo. Tai žodžiu, pusę dėsiu, tai apie 200 gramų, bet čia aš darausi ant mažesnio puodo, nes aš tiesiog neturiu didesnio. Jo, viskas, dar galima ryžių įdėti. Ir aišku, reikės aitriųjų paprikyčių, jeigu turite paprastai meskit, aš turiu tik tai prieskonių, tokių tų seeds, tokių sėklyčių. Tai va ties įdėsiu, žodžiu, viską pagaminsim, padarysim, bus man atrodo labai skanu. Bet žodžiu, pirmiausia, kol aš čia viską pjaustysiu, aš jums uždėsiu vandenį su vištyte, kad man vištiena spėtų išvirti. Aš čia jūs biškį nuleidau žemyn, bet žodžiu, pjaustau aš taip. Nėra tikrai būtina, bet aš, nežinau, kaip mane mama išmokė, aš taip ir darau. Viską, šitas būtent daržovės, kurias reiks pakepti, pjaustau tokiais išilgais. Tiesiog juostelėm tokiom. Visas daržovės tiesiog. Viskas vienodai atrodytų, skaniai iškeptų ir tiesiog, nežinau, skaniai valgytųsi. Nu va, kaip matot, susipjausčiau viską tokiom juostelėm. Jos neturi būti tobulos, bet tiesiog. Tokia vat lėkštė, šiaip labai daug čia. Dabar pasiėmu druską, paprastus pipirus ir kaip ir sakiau, turiu tų chili seeds, tai būtina, nes čia yra harčio. Ir kadangi tiek daug daržovių, tai aš jų ryžių nebedėsiu, bet šiaip reiktų dar ryžių įdėti, nes tai yra harčio sriubytė. Dar kol keps daržovės, tai aš nuo mėsytės, nuo kauliuko nusimsiu mėsytę, nes jau turėtų būti išvirus. Žodžiu, viskas jau kepa, darosi. Labai skaniai kvepia, skrunda, tai realiai reikia pakepti, sakau, jau daržovės bus galimos valgyti. Ir tada viską reikia sudėti į puodą ir pavirti, ir paragauti, ar dar kažko trūksta, ir realiai sriuba būna done.
Uždėjau dar grietinės, nes karšta. Kaimai man toks namų kvapas. Tiesiog, žiūri, faina. Tikrai, jeigu nebesugalvojat ką valgyti, tai šitas sriubytė yra, sakau, dar į ryžių. Galite įsimesti. Aš tiesiog šį kartą neįdėjau, bet nepykit, žinokit, aš einu valgyti ir miegoti. Nepykit už monsteros lupus. Tiesiog matysit ją. Bet žodžiu, jo. Dabar yra penktadienis. Paskutinį kartą su jums kalbėjau trečiadienį po darbo. Kai pasiriau sriubytę, vakar nieko nefilmavau, nes tiesiog nesijaučiau gerai ir tiesiog dirbau ir nebuvo ką filmuoti. Aš tiesiog išėjau į darbą, grįžau iš darbo, viskas, that's it, nieko daugiau neveikiau. Tai nieko ir nefilmavau. Aš šiandien turiu išeiginę, rytoj vėl į darbą. Tai viena išeiginė, nieko aš daug nenusiveikiau. Žodžiu, realiai norėjau tiesiog visą dieną pragulėti lovai, nieko neveikti. Pasidariau nagus, tiesiog pasilakau raudonai. Iš tokios bordo ir raudonus pasidariau. Tai va, galvojau tiesiog pasidarys nagus ir nieko neveiksiu, bet draugė pasiūlė miestą ir tikrai labai pasilgau. Draugės Kornelijos, žiauriai pasilgau, senai matėmės ir galvoju, come on, penktadienis, išeik į miestą, nereikia apsiriboti tik tai darbu ir nieko daugiau. Kaip matot, turiu čia makiažą šiek tiek atsinešusi ir jeigu girdite tokį garsą, tai čia kėdės garsas tiesiog. Realiai nežinau, kokį aš makiažą čia daraus. Kažko per daug nesidarysiu, bet noriu šiek tiek daugiau pasidažyti negu į darbą, kad dažaus, nes į darbą aš akim neliečiu, dabar norėčiau ir su akimis kažką nuveikti, nes reikia atrodyti kaip žmogui pagaliau. Kažkaip, šiaip šitą savaitę man emociškai žiauriai yra sunki, tiesiog pilnatis ir man dar prasidėjo mėnesinės, tai visą savaitę buvo PMS-as, tai manau, merginos mane gali suprasti, jeigu dar sutampa su pilnatim, tai tiesiog tragiškai jautiesi. Tiesiog aš nežinau, kada emocijų tokį roller coaster paskutinį kartą turėjau, nes kažkaip jau tikrai esu susidraugavus su savo emocijom ir kad ir turiu kokių nors insecurities, tai vis tiek lengvai su tuo tvarkausi. Bet dabar tiesiog aš nežinau, kas buvo šitą savaitę, tiesiog aš jaučiausi kaip paskutinis šūdo gabalas, aš jums nejuokauju. Kokius 3 breakdownus jau turėjau per šitą savaitę, tiesiog taip išvargino, noriu, kad kuo greičiau baigtis, tai realiai žinau, kad prasidėjo mėnesinės ir kad dabar dropins visi hormonai, visos emocijos ir kad pagaliau aš vėl grįšiu į savo ramiąją versiją. Tai ačiū Dievui, pagaliau praėjo šitą savaitę ir puikiai suprantu, kad tiesiog daug kas kyla mano galvoje yra būtent dėl hormonų poveikio. Realiai, sorry, jeigu šitas video nėra labai kažkoks įdomus, bet tiesiog šiuo metu taip atrodo mano gyvenimas. Dirbu, independent woman esu, buvau studentė, dabar dirbu. Matysim, kaip bus toliau, kaip jau kartais atsitinka gyvenime. Soriukas, nenorėjau filmuoti, kol dažaus akis, nes tiesiog aš net nežinau, ką daryti. Bet žodžiu, pasidariau tokius pravedimus, šiaip niekada tokio nesidarau. Bet šiandien aš juoda, tai bus tokios black eye. Dabar dažysiu lūpas savo kombo, kurį tiesiog darau kiekvieną dieną ir į darbą ir bet kur. Čia yra Giorgio Armani pieštukas. Aš nežinau, ar dar matosi spalva iš tikrųjų. Bet šiaip žiauriai man patinka šitą spalvą. Jin tokia nude, bet ne ruda jinai ir labai derinasi. Gerai su realiai bet kurio lūpdažiu, bet aš dabar naudoju su Revolution tokia White Wedding spalvytė. Irgi tokia labai cute. Tai man patinka. Šiaip su draugė galvojom gal pikniką, bet kažkaip nusivėlinom, ir aš dar ruošiuosi. O varysim tiesiog į miestą, į kokią nors kavinę. Tiesiog pasėdėsim, paplėtkinsim. Nes yra tokių planų visai, kuriuos mes kartu darysim. Tai norim apsitarti, apkalbėti. Ir tiesiog nesimatėm gal 2 savaitės, o aš ir darbą susiradau, jai mokslo metai. Žodžiu, norim apkalbėti daug dalykų. Žiauriai patinka, kaip išeina šitas lūpas. Tiesiog toks, nežinau, I like it. Va dabar, geriau matosi. Labai simple, bet tiesiog man kažkas padaryta. Aš ne kažkokia make-up guru. Outfitas tai tiesiog grinai kelnės tokios, tiesiog simple. Man jos dabar patinka. Man atrodo, aš grožiu šitas kelnes. Ir tiesiog paprasta tokia odinė lūptė. Aš tiesiog neturiu rūbų. Apsirengiau. Kaip visada deduosi savo paltą.
kuris, sakau, šiaip žiauriai man tik pradėjo, tokie batai mano, nematėt, tokie. Ir tiesiog jo, keliausiu į miestą, čia mano rankinukas, susitiksiu su draugais žiauriai happy. Šiaip patinka šitas aikis man labai kažkaip. With my girl, with my sister. 24 seconds, yeah, you better not stop. You got 24 seconds, can you beat the shot? Put you in another daddy, I ain't got that much time. You see that My lady. but you ain't press my line. Wondering why? No, you ain't shy. I'ma say bye. But I know I won't think twice. Better let go of your pride. No, now, just coming down now. Oh, yeah. When that nigga pull up on me, tell that nigga back. Don't you know all of these niggas wish that they could back? I'm just saying, boy, you playing, you gon' let it wind down. You got 24. Hey, go! Labutis, čia jau visai kita diena, pirmadienis, ruošiuosi į darbą, bet tiesiog norėjau atsisveikinti, nes neatsisveikinau tada, nes jau buvo vėlus vakaras, bet labai smagiai pasibuvom, tenai susipažinom su žmonėm, bet aišku, tiesiog tam vakarui, bet žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit, nes tai labai daug man reiškia jūsų palaikymą ir jaučiu tokį atgalinį ryšį. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, myliu jūs labai ir susitiksim kitą video. Bye! And it goes a little something like